Sveiki bičiuliai, šiandienos mūsų tema vėl streameris, labai paprastas, sintetinis, vos iš kelių medžiagų mailiukas. Patogiai neįsitaisykite, ilgai tai neužtruks, na ir daug netempdami keliaujam tiesiai prie proceso. Šitam mailiukui surišti aš naudosiu Kamasano B830 kablį, streamerinį prailgintų koteliu, 6 numeris. Toliau baltas vedantis siūlas, sidabrinė viela, Prism SLF dubingai, spalvą renkamės patys, šiam kartui pas mane bus perlas ir šartrezas. Gulfų V klijai bei 3D akytės. Ko gero viskas. Tikrai labai paprasta musė ir tikrai labai mažai medžiagų, bet labai daug rezultatų. Sunkint nesunkinsiu, jeigu reikia, galit pasisunkinti. Su šitą muselę aš mėgstu žvejoti mažuose upeliuose prieš srovę, todėl aš jos nesunkinu. Prisitvirtinu baltą siūlą. Baltas todėl, kad dubingai bus visi šviesus ir kad sušlapus nepersišviestų. Jeigu dėčiau juodą, muselė smarkiai patamsėtų. Prisitvirtinu siūlą, griebiu, vingiant flešą, spalva tokia pat kaip kūno, perlas, kišu jį po siūlų, lenkiu pusiau ir turiu uodegėlę. Jinai man reikalinga tam, kad prailgint siluetą, nes pačio dubingo plaukai per trumpi, tai čia tiesiog bus silueto prailginimui. Ir maždaug tiek kotelis, tiek dar antrą tiek bus uodegytė. Maždaug musė 2 kart ilgesnė už kablio kotelį. Čia aš kampu braukdamas po truputį nutrumpinu, kad nebūtų labai buka. Ir turiu kelis tokius skirtingo ilgio šerelius. Toliau griebiam sidabrinę vielą, tvirtinam ją prie kablio. Grįžtam į galą. Sekantis žingsnis pasidaryti dubingo kilpą. Ir pabėgam su vedamuoju siūlu į priekį. Tada griebiu Prism SLF dubingą, pasirinktą spalvą, šiuo atveju, kaip minėjau, tai bus perlas. Jį išsiretinu, susidedu į liniją, kaip visada, į galą biškį mažiau, į priekį šiek tiek daugiau. Ir kaip išeina ar per 1 ar per 2 kartus susidedu į kilpą. Aš šį kartą neskubėsiu ir susidėsiu per 2 kartus. Tada visą šitą daiktą suspaudžiu. Gerai susuku, atleidžiu. Dalis jo aišku išlaksto, kaip visada. Kita dalis dar išsišukuos, kuri nesilaikys. Na ir liks tik tai tas, ko reikia. Keliaujam per kūnelį. Apvija po apvijos. Apvija po apvijos. Dengiam ir keliaujam į priekį. Jeigu lieka kažkur tarpas, galim pakartoti apviją, pastorint, žinoma į priekį galima patankinti. Ir čia man užteks tiek. Aš pačiam priekyje noriu uždėti dar šiek tiek kitokios spalvos, uždėti kitą akcentą, tai iki pat priekio ir nevinioju. Tada griebiam salotinės spalvos Prism SLF.
Čia jau kokštelis gerokai mažesnis, nes man jo reikės tik tai porą apvijų. Galiu taip pat įsidėti jį į kilpą. Pasidarau dar vieną kilpą priekyje. Gerai jį išsiretinu. Dedu į kilpą ir susuku, suspaudęs. Susukau, kelios apvijos ir mano darbas su diubingu kaip ir baigtas. Gerai prisitvirtinu. Kontrolinis mazgelis. Pašiaušiu į priešingą pusę, kad kuo stačiau nuo kablio žiūrėtų, ir perbėgu su viela. Vielą aš prasuksiu į priešingą pusę, negu sukau diubingą. Ir šitos vielos paskirtis čionais yra tik sutvirtinti kūnelį. Netgi nebūtina to daryti, bet man patinka, aš jaučiuosi ramiau, kai jisai sutvirtintas. Nes muselė skirta plėšrūnam, upėtakiam, jie turi dantis, tai ją mažiau draskys. Gerai prisitvirtinam vielą priekyje. Nulankstom, kai visada. Dar kartą kontrolinis mazgelis. Ir didžioji dalis darbo jau padaryta. Griebiu šukas ir pataisau šukuoseną. Pirma, lygiagrečiai vielos apvijom ištraukiu kiek įmanoma diubingo. Vienas šonas, apačia kitas šonas. Tada visą tai į galą. Ir pradeda ryškėti vaizdelis. Ir pradeda gražėti viskas. Muselę suglostau. Pažiūriu, ar nėra ko nereikia. Jeigu kažkur išlindęs didelis labai guzas ir jisai mane nervuoja, aš jį galiu paimti ir nupešti. Viskas yra mano rankose. Bet daugiau mažiau siluetas tenkina. Šiek tiek išilginta uodegėlė. Balta perlamutrinės spalvos muselė. Priekis ryškesnis. Kas gaudo plėšrūnus ne tik musėm, bet ir vobleriais, tai šitą spalvos derinį manau, kad žino ir mėgsta. Nieko čia naujo ir stebuklingo. Tiesiog labai paprastas būdas surišti tai. Griebiam akis ir Gulfo UV klijus. Lašiukas klijų vienoj pusėj. Klijuojam akį. Prispaudžiam reikiamoj vietoj. Šviesos. Yra. Keli šereliai man čia trukdo. Aš juos iškart nusikirpsiu. Lašas UV klijų. Akutė į vietą. Stengiamės, kad sutaptų su kita puse. Šviesos. Turim. Dabar, kad tos akutės laikytųsi tvirčiau, kad nenulakstytų, reikia ir į tarpą. Tuo pačiu muselė įgaus šiek tiek svorio, nes tie UV klijai, jie dar ir skęsta. Ir priklausomai nuo to, kuriuos naudosim, galim tą muselę pakankamai nemažai pasunkinti, nes yra keli modeliai tų klijų skirtingo svorio ir skirtingo skendimo.
Viršus sutvarkytas. Na, o pačioj aš uždėsiu akcentėlį rožinės spalvos. Ir į tarpą pilu. Ups. Nežinau, kiek žuvis pastebi tokias smulkmenas, bet žvejai tai labai mėgsta, kaip pas žuvelę priekyje būna kažkoks raudonas akcentas, ar jisai primena kraują, ar žiaunas, velnias žino. Bet viena iš pagrindinių užduočių yra pagauti žveją. Jeigu muselė gerai atrodo, pagauna žveją, tada žvejys su ją tikėdamas žvejoja, tada jisai pagauna žuvį. Ir toks užburtas ratas. Mūsų mailiukas baigtas, paskutiniai paglostymai, pašukavimai. Jeigu mums reikia, kažką galim dar nupešti, kad patobulint formą, bet štai, viskas. Paprastas mailiukas. Sveria nedaug, užmest labai lengva, skęsta labai lėtai ir atrodo labai gyvai. Tai tokias museles mes mėgstame naudoti, kai vanduo šiek tiek prašyla ir mažesniuose upeliuose, kur tu eini prieš srovę ir ieškai, kur tik tai yra duobutė, raibuliukas. Naudoji paprasčiausiai plaukiantį pavadį, meti ir trauki greičiau už srovę. Ir matai, kai upėtakis iš po žolių ar iš po kokio kero išlenda ir kala kitą kartą net subulka nuo vandens paviršiaus. Tai tokios muselės yra kaip tik tokiai žvejybai. Ir tokia žvejyba kaip tik artėja ir siūlau nepraleist progos pasimėgauti upėtakių kibimais nuo paviršiaus. Žinoma, sekite mus, prenumeruokite, uždavinėkite klausimus, atvykite pas mus į parišimus, prisijunkite kartu į žvejybas, susitiksime prie upės.